Silvija, kiek žiūrim iš tavo socialinės erdvės ir ne tik, matau, kad pagrinde tu dirbi su būtais. Tai klausimas tau, kaip atrodo tau, kas yra geriau, sena statyba ar nauja statyba? Nu, tiesiog tavo tokia nuomonė. Mano nuomonė, tai žiūrint, kam reikia. Kaip pastebiu, taip, dirbu ir su projektais, ir turiu ir senos statybos pardavimų, ir naujos, taip. Tai žiūrint pagal žmogų, ne? Nes sena statyba tai jau yra susiformavusi bendruomenė ir ten būna, nu, kaip pasakyt, daugiausia to vyresnio amžiaus žmonių. Nu, išlikę, ne, kaip sakyt. Tai tas ir laiptinės netokios tvarkingos, pavadinkime, ne. Nu, ir ta bendruomenė, ką akcentuoju, ne, ir parkavimas, visa kita. Prisideda. Tos močiutės prie naujos nesėdi, kur visą laiką komentuoja, kad 9 išėjo, 10 sugrįžo, o ką čia veikia, ne? Taip, nu ir tas prisideda, ir kas pro langą žiūri, stebi, kaip signalizacija ten, kaip sakant, gali pasakyti. Taip. Tai ką norėjau pasakyti, kad naujesnė statyba faktas, kad renkasi jaunimas, jaunos šeimos, nes ten kūrėsi ta nauja bendruomenė ir ten gyvena jaunos šeimos, kur vaikai gali draugauti, gali aikštelė nauja padaryta, saugi ir taip toliau, aptverta visų pirma. Parkavimas irgi būna prie namų, būna požeminį nuperki, kur turi savo vietą ir pastatai, ko nėra senoj statyboje. Tai tų pliusų tikrai yra. Ir žmonės renkasi būtent pagal savo, nu kaip čia pavadinti, esybę, nežinau. Jeigu jaunesni, faktas, jeigu biudžetas leidžia, jie renkasi naują. Jeigu neleidžia, nu faktas, renkasi tada seną. Nes kartais gali nupirkti seną būtą su labai geru remontu, kapitaliniu, su baldais viskuo, o nupirkti naujoj statyboje su dalinė apdaila. Tai reiškia, tau, nu, tas kainų visada sviravimas yra, kad žmonės vis vien žiūri, žinai, nori naujoje statyboje gyventi, bet supranta, kad nupirksiu su dalinė apdaila, dar reikės įrengimui, kiek, žinai, tai būtent tai kartais lemia jų sprendimą. Bet, nu, faktas, aš tai labiau esu už naują statybą, kadangi tai yra nauja bendruomenė, tie žmonės kitokie gyvena, nu, tokie, kaip sakant, nu, man atrodo, tai yra mūsų ateitis, bet faktas, kad senos statybos, nu, neatmetu irgi, nes, sakau, galima kartais kokį gerą būtų rasti su remontu, su viskuo. Su renovacija. Su renovacija, taip. O gerai, Silvija, kokie, čia įdomu, tavo top 3 rajonai naujos statybos, pavyzdžiui, tarkim, 3 vietą. 2, 1, kam tu atiduodam? Ta prasme, kur rekomenduoju, ar ne tai, kad rekomenduoju, pavyzdžiui, tau pačiai, mielas širdžiai tau patinka, pavyzdžiui, grinai dėl naujos statybos pastatų. Kur tau labiausiai patinka, pavyzdžiui, turi tokių topinių rajonų? Nu, aš nesu žmogus, kuris labai į centrą. Man nereikia centro. Jeigu man reikėtų centro, tai aš faktas rinkčiausi tada arčiau centro, ten, nežinau, Šnipiškės, Naujamiestis, tikrai taip. O jeigu, nu, kaip sakant, tai man tie miegamieji rajonai, tai man, žinok, man ir Viršuliškės, ir Šeškinė, ir Justiniškės tinka, truputį toliau, netgi ir tie, kur, kaip sakant, ir Zujūnai man tinka, nes man nereikia tiek daug to centro, man susisiekimas geras ir viskas. Bet tu, pavyzdžiui, nepastebėjai, kad turbūt tokia, nu, man asmeniškai iš klientų girdžiu, top, tarkim, rajonai, kur ir jie nori kraustytis, visada yra tai Naujamiestis, Pilaitė, nu ir kam dar čia atiduoti? Nu, turbūt Kalnėnai, dabar ten irgi yra tų būtų visai gražių, Kalnėnai, kotedžių. taip, dabar išsivystė labai ir taip, ir kainos pašoko, tai tikrai tas rajonas vystosi ir tikrai daug jo. Nes tiesiog, kodėl klausiu, irgi girdėjau tokią nuomonę, bet iš tokių gal vyresnių žmonių, kad labai, pavyzdžiui, ta pati Pilaitė nepatinka, Kalnėnai, kad čia nieks nenori tos rajonus, tai aš asmeniškai kaip tik iš tendencijos matau, kad labai nori, nes tenais geros infrastruktūros, ta prasme, tikrai vystosi labai puikiai bendruomenė, yra ir mokyklos naujos, ir darželiai, tas pats liečia ir Pilaitę, ir Kalnėnus. Ten yra ir kotedžiai, ir namai, ir jeigu nori būti, yra nuostabus, tikrai visokie restoranai, kavinės, netgi teniso kortas ar padelio, kaip dabar vadinasi. Tai galiu pasakyti, tai aš pastebėjau tokį dalyką. O tavo nuomonė, Anželika, kokie rajonai tau, ir jeigu iš naujos statybos tave traukia? Perspektyvose, ne? Nu, žinai, turbūt anksčiau, pripažinsiu, nekęsdavau Pilaitės, tiesiog dėl to, kad visiems patikdavo. Nu,
nu gi reikia, žinai, išskirtiniai būti. O po to kažkaip gavau vieną kitą objektą, tenais trečią, ten dar tų objektų. Pavažinėjau ir man labai patiko šis rajonas. Dar galvoju kažką Lazdynėlį, bet ne. Dabar ypatingai, kai tą kelią taiso, tikrai man nepatinka. Bet Pilaitę labai noriu pagirti, nes visas jaunimas tenais bėga, ten tikrai senų žmonių labai mažai sutiksi, nu iš tikrųjų labai mažai. Ten yra daug parduotuvių, yra prekybcentris, yra išvystyta infrastruktūra, ežeras, daug kur galima pasivaikščioti. Tai aš asmeniškai tikrai esu už šį rajoną, ta prasme, jeigu nauja statyba, jeigu sena statyba, nu, žinokit, gal visą gyvenimą pragyvenau prie Naujosios Vilnios ten netoli ir žinokit, man visai patinka šis rajonas. Gera infrastruktūra, greitas, geras davažiavimas, yra visi, nežinau, visos poliklinikos, parduotuvės, grožio salonai ir visa kita. Ir yra kur pasivaikščioti, visokie takeliai. Žinokit, aš nežinau, man patinka. Ir kaip sako, ten, žinai, kaip sako, marozai tie. Nėra ten, labai pasikeitė iš tikrųjų bendruomenė, tikrai žmonės pasikeitė ir, nežinau, man labai šaunus yra rajonėlis. Tikrai. Ten matai, arti centras, tai irgi tai lemia. Taipogi, žinai, visada žmonės renkasi, nu, jeigu ne apie mūsų, apie klientus, žiūri, kur į vietą. Vieniem Pilaitė labiau, žinai, tinkama, kitiem ten Fabijoniškės, kitiem ten Justiniškės, kitiem Lazdynėliai, dabar vystosi irgi daug ten projektų, irgi turėjau keletą butukų, nu, gražiai daro. Faktas, dabar kol tas remontas ten, dabar ir tie ir pėsčiųjų takai, ir dviračių takai, nu, bus gerai padaryta, bet kol kas yra nepatogumų tų žmonėm, bet faktas ten daug tų projektų ir ten labai daug gamtos. Taip palyginta, ne, su kitais rajonais. Nes ten parkeliai iš vienos, iš kitos pusės iki upelio galima daryti. Tai aš tikrai tą rajoną irgi pastebiu. Bet faktas, Kalnėnai visai kitur, kaip sakant, tai žmonės renkasi pagal tai. Sakyčiau, prabangus rajonas toks. Taip. Tai va, tai mūsų tokios nuomonės, tai įdomu, kokios yra jūsų nuomonės, tai nepatikėkit, palikit komentaruose.